Labadiena. Šiandien paaiškinsiu Excel pasiruošimą Excel kontroliniam. Kaipgi padaryti vaizdo įrašą. Tai yra, jūs tiesiog atliekat Excel kontrolinį darbą namuose. Ir kai eisite Moodle, jūs pamatysit šeštam skyrelėje, kur Microsoft Excel kontroliniai, TipCam programos nuoroda. Paspaudę šią nuorodą, jums bus parsiųsta ši programa. Šitą uždarysiu. Sulaukit, kol parsiūs, bet aš kadangi jau antrą kartą siunčiu, tai vat įsivaizduojat, kad jūs parsiuntėt, jūs galite ją paleisti paspaudę dvigubai, viengubai su kairiu pelės klavišu. Visos instaliacijos aš aišku neparodysiu, bet kadangi pas mane jau suinstaliuota ši programa, jūs paspausit čia Run. Yes. Next. I agree. Ir Install. Na, aš manau, kad jūs sugebėsit suinstaliuoti tinkamai. Na, bandysiu instaliuoti. Man rašo, kad pas mane jau paleista, nu jūs tiesiog kažkokiu būdu suinstaliuosit. Jei ką, aš dar padarysiu, tada print screenus įdėsiu. Aš negaliu dabar paleisti programą. Ignore, abort. Spaudžiu abort ir cancel. Kai jūs ją suinstaliuosit, instaliavim tai kas? Next. Jeigu ką, tada užeisite į konsultaciją ir pasikonsultuosit, kaip jas instaliuoti. Kaip prašiau, galima konsultacija sekmadienį nuo 4 iki 6, jei bus daugiau negu vienas žmogus. Galim ir vieną. Tai yra, ši konsultacija skirta maisto ir statybos studentams. Taigi, suinstaliavus programą, pas jūs bus šitas, jūs gal matysit tokį langą, paspausit Start ir po 3 sekundžių jinai įsijungs. Tuomet jūs atsidarot Excelį ir atliekat va šį kontrolinį ir šį kontrolinį. Štai jūs galite pasižiūrėti vaizdo įrašą Excel kontrolinį komentarą pirmą dalis ir darbus su diagramomis iš 2 dalių. Aišku, jūs prie kompiuterio prijungiat arba ausinės, arba mikrofoną, ausinį su mikrofonu ir rašinėjat. Ir šį kontrolinį jūs atnešite į egzaminų dieną. Aišku, jūs gal iš pradžių pabandykit paspausti Start, išsaugot Start, kelias sekundės pabandykite rašyti, ar įsirašo garsas. Na ir paskui jūs pabaigus galite paspausti Stop, arba prieš tai dar šį mygtuką pauzė, pavyzdžiui, jūs norite atsigerti kavos ar panašiai. Ir paskui pratęsit vėl šį mygtuką paspausti, jeigu tęsit. Pabaigus reikės paspausti Stop ir va šitoj vietoje atsiras mygtukas Save, paspausit Save ir išsaugosit reikalingą vietą. Galit išsaugoti 2 dalim, pavyzdžiui, 20 minučių išsaugoti, paskui dar 20. Na, jeigu iš tikrųjų bus sudėtinga suinstaliuoti TipCam programą, tai va šito skirtuko įdėsiu dar ir Wordo print screenus, kad jums būtų aišku. Jei parašysit, aišku, kad iš tikrųjų nepavyko. Taigi dėkui.